Kai tiek prisnigo, aš vis pagalvodavau, kad norėčiau pasidaryti sniego namą ir jame išmiegoti. Bet pastarąsias savaitės Lietuvoje tas sniegas nelabai tinkamas buvo jį konstruoti ir iki pat šiol nėra, tik tiek, kad jo yra daug. Ir aš šiuo metu esu ne kur kitur, o ten, kur jo yra daugiausia – Žemaitijoje. Oh no. Mano šitai dėžė labai trūksta ilgio, nes netolygiai pasiskirsto svoris ir iš karto virsta. O. Tikiuosi dabar nevirs. Čia niekas kitas negalėjo praeiti tik kaip briedis. Visiškai matosi kanopos ir labai šviežios. Šiandien arba vakar. Čia yra šviežus pėdsakai, čia senesni. Ir panašu, kad tas briedis čia kažką veikia. Nežinau, ką jisai čia rausė, bet kažko ieškojo. Stirna stovi. Gerai atrodo, niekas nelista, tik gamtos. Išsirinkau tokią atviresnę vietą, kur yra supustytas sniego, tai bandysiu jį panaudoti ir kažką statyti. Noriu pabandyti pasidaryti, sakykime, semi sniego namą, kaip jisai atrodys ir kaip jisai veiks, aš neįsivaizduoju. Noriu sužinoti, ar ten bus bent kiek šilčiau nei naktį, nes naktį praneša iki -20. Tas sniegas dabar yra labai purus, tai pavyzdžiui, iš jo padaryti sienas galima suspaudus, bet stogą, jeigu norėčiau padaryti tą vadinamą Quincy arba iglų, būtų sudėtinga, nes reikėtų laukti kokią dieną, 2, gal net 3, kad jisai sukietėtų ir būtų tvirtas, neįgriūtų man ant galvos, ypač darant vienam. Tai stogui turiu kitą idėją. Turėtų vietos užtekti. Graži diena šiandien. Tik yra vėjas, bus ir naktį. Iki galo panašu būsiu neįvertinęs, kiek laiko aš čia truksiu jį sukast. Dabar yra 1:30 dienos, kasu jau 1,5 valandos. Bet geras dalykas, kodėl aš esu pradėjęs šveploti iš vis? Tikriausiai šaltis taip veikia. Geras dalykas yra tas, kad jisai jau kietėja. Kažką aš jau čia turiu. Kažką panašaus į sniegą.
namą. Tai dabar biškį duosiu tam sniegui pailsėt, susistovėt ir sukietėt, o tuo metu einu paieškos malkų. Parsinešiu namo. Eik, kokia gera duobė. Jūs pažiūrėkit, kokia gera duobė. Visai šalia mano namų. Žiauriai gera duobė. Aš galiu jums pasakyti tik vieną, kad kai yra tiek daug sniego, viskas vyksta 3 kartus lėčiau. Stirnas. Tikriausiai. Oi. Olė, šiek tiek vargau. Net žemaitiškai pradėjau šnekėti. Bet dabar biškį pabūsiu ir pasidžiaugsiu. Kaip čia yra gražu. Ir kas galėjo pagalvoti, kad 2026 metais mes Lietuvoje turėsim tokią žiemą. Jeigu pirštinės buvo šlapios, tai žinokit, kad bus suledijusios. Ir kai šita draugė nusileis, turėtų pradėti gerai šalt. Kaip ir minėjau, šiąnakt rodė -18, -19, kažkas tokio. Baigs. Aš į katilą įsidedu visada dar papildomų daiktų, kad sutaupyt vietos. O į puodelį dar įdedu. Aš žinokit, neįsivaizduoju, ką aš čia darau. Gali būti visiškai nesąmonė, gali būti 2-3 laipsnių šilčiau nei lauke. Bet kaip bus, aš nežinau. Tai pavalgau ir bandysiu užsidėti stogą. Faktas, kad aš ten atsisės nelabai tilpsiu. Bet gulėt turėtų būti gerai. Ir nuo vėjo, manau, apsaugos. Visų tarpų nepildysiu, pasiskirstys svoris tolygiai. Bet tentui visi šitie gali būti mirtini. Tai reikia gerai nuvalyti.
saulė jau beveik kaip ir nusileido. Eglės šakų arbata ir mamos darytas duotas tinginys. Kai užsidėjo stogas, pradėjo atrodyti kaip namas. Gerai, einam daryti stogą. Pirštinės buvo paliktos ant žemės. Ką manot? O čia jau padariau klaidą. Nu gerai, man užteks ir tiek vietos. Ką jūs galvojat, man čia patinka. Užsidariau ir atsinešiu termometrą. Ir dabar tiesiog matau, kaip ant akių krenta temperatūra. Nežinau, ar mato, dabar yra -5. Ir matosi, kaip jau kaupiasi garai, tai vadinasi viskas veikia. Sniegas izoliuoja, siena izoliuoja, nes lauke yra -11. Gerai, sėdžiu įlindęs dabar 10 minučių ir viduje yra +1 laipsnis. Aš tiesiog negaliu patikėti. Aš kvepuoju, šildau šitą patalpą, jeigu galima ją taip pavadinti. Ir čia būti yra malonu, tikrai. Netgi sakyčiau šilta. Aš geriau negalėjau nei norėti, nei tikėtis. Labai džiaugiuosi, labai džiaugiuosi. Labai įdomus medis šitas. Labai sausas, kietas ir sunkus. Aš iš tikrųjų nežinau, koks šis medis, nes ir pats esu medis, bet turėtų, manau, labai gerai ir ilgai degti. Va, pagaliau kažkas, ką galim vadinti žiemos laužu. Aš žinokit galvoju, kad dabar šiais laikais yra labai lengva suminkštėti, taip pavadinčiau. Nes aš irgi turiu šiltą, patogią, gerą lovą ir vakarį, jeigu lėdamas galvojau, kam ir kodėl man reikia į tą mišką. Bet tiesiog yra kažkas viduj, nežinau kaip įvardinti, kuris sako, kad reikia išvažiuoti, pajaust, pabūt ir užsiauginti kažkokią tai skūrą. Ir apskritai visa žiniasklaida, naujienos ir srautai, pranašaudami pūgą, vėją, speigą, sniegą, žmonės verčia bijoti to žiemos ir nuspręst, kad tai yra blogai net neišėjus iš namų. O aš kažkaip priešingai galvoju, kad ją reikia pasinaudoti, pasimėgauti
ir tiesiog joje pabūt, o ne pykt, kad yra žiema, nes, kaip ir minėjau, aš tokią žiemą labai seniai, o gal iš viso nemačiau. Tai faktas, kad tie šalčiai praeis, tas speigas, ta žiema praeis, bet jeigu ją stebėsit tik už lango, būdami viduj, tai jos ir nepatirsit. Ir aš manau, kad tokia gražia gaida būtų pats laikas pasidaryti ką? Vakarienę. Striukė apšalus. Ant stalo šiandien turim visko: šoninės, bulvių, morkų, salierų, batono, sūrio, svogūno, viską žodžiu. Sriuba bus su šoninė. Toks skanukų padėklas. Sukračiau viską. Prieš čia važiuojant nemaniau, kad tai pasakysiu, bet aš mieliau dabar būčiau savo urve, nei prie šito laužo ir atviro vėjo. Sviestas sušalo, tai įdėsiu šiltą vandenį. Ta patį padarysiu ir su svogūnlaiškiais. Vištienos sultinė. Sviestas, šiek tiek miltų, pienas, grietinėlė, visa šita masė, bulvės, saldžioji paprika, sriubos prieskoniai, bazilikai ir druska. Viskas. Verdam 40 minučių. Puodų plovimas gamtoje vyksta taip. Pasėmėm sniego ir padedam ant laužo. Ir tą užvirusį vandenį žinot, koks yra geriausias būdas pripūsti šalto oro? Čia ką tik sugalvojau. Ir šiandien naktį aš lysiu į savo seną miegmaišį, su kuriuo man prie -5 yra šalta, bet į jį kišiu dar savo vasarinį miegmaišį, kuris prie -1 yra šalta man. Nes laužo aš šią naktį visiškai neturėsiu. Pasikliausiu savo namo izoliaciją. Su sviestu. Čia yra gardu. Kalorijų nemažai, skonio daug. Didžiausias pliusas - sriubos minusiniai temperatūrai, kad jinai labai ilgai kol atvėsta. Visi kiti patiekalai iš karto. Taip. Turiu 2 žvakes. Mačiau, kad žmonės tokiuose namuose užsidega ir šildosi. Tai įdomu pažiūrėti, kiek uždarius liuką, tiksliau duris, bus šilumos. Nu gerai, gal dabar mano namas ir atrodo kaip laidojimo biuras, bet pažiūrim. Gerai, lauke šiuo metu yra -14. Einu pažiūrėsiu, kiek viduj. Viduj -10. Nežinau, arba žvakės, arba tiesiog kai uždaryta 4 laipsnius kažkur sutaupau. Bandau nusiaut batus ir pradžiovint kojas. Nėra, kad vietos būtų labai daug. Pažiūrėkit, kokios kojas. Tiesiog garuoja. Rytoj ryte su batais bus įdomu. Tikiuosi sušilsiu kojas, nes dabar šąla. Bandau eit miegot. Rytoj papasakosiu, kaip sekasi. Labanakt. Bet pirmiausia pasiimsiu kamerą. Ir kaipgi be klasikinio išlindimo iš namo. Reikėjo šito kadro. Išmiegojau, atsikėliau. Ir ką aš jums galiu pasakyti. Man miegot nebuvo šalta. Bet lauke matau, kad yra labai šalta. Taip nenoriu lysti iš miegmaišio.
kažkada įkiš vis tiek. O. Koinės. Striukė tokia vat. Jo. Turiu sausas pirštinės. Visa laimė. Reikia pažiūrėti, kiek yra temperatūros. -18. Dabar yra 8:30 ryto, tai naktį galėjo būti, manau, ir visi 20. O iš tikrųjų, prieš einant miegot, 11:30 nakties mano name buvo -1, beveik arti 0. Kai viską buvau prikapavęs, o miegant aš neįsivaizduoju, kiek buvo nukritę, bet ryte buvau įkišęs į sniegą, tai rodė -10. Tai bet kokiu atveju daug šilčiau nei lauke. O kokia buvo ta mano naktis, tai galiu pasakyti, kad šilta ir gera. Tik 5 ryto ėjau nudažyti sniego, grįžęs ne visai iki galo sušilau, tai nebegalėjau užmigti, bet paskui paryčiais dar vieną kitą pasmelį pajungiau ir pamiegojau. Kad viduj pas mane namuose nebuvo pliusinės temperatūros, tai faktas. Čia šilčiausia miegmaišyje vieta buvo ir jinai suprakaitavo, sudrėko ir priešalo. Mano programėlė rodo, kad jutiminė temperatūra -24. Čia nėra pas manęs tokio stipraus vėjo, bet, pavyzdžiui, ant ežero, manau, kad pajausčiau ją. Kartais girdisi, kaip medžiai traška, špoksi, braška, traška, ar kažką tokio daro būtent nuo šalčio. Būna tas toks. Aišku, dabar nesigirdi, bet tik genys girdisi. Aš manau, jums irgi įdomu pažiūrėti, kaip čia atrodo tas mano troškinys. Atrodo taip. Negaliu ištraukti šaukštą. Ai. Tu duok. O. Aš ką tik supratau, kad aš esu labai panašus į šitą sriubą. Žinot kodėl? O todėl, kad po šios nakties aš kaip ir jinai pakietėjau, užsiauginau skūrą, net nebejoju. Ir noriu jums labai padėkoti už tai, kad neleidžiat man suminkštėti. Paremdami mane per Contribui arba Patreon arba visur kitur, kur prisideda prie mano kūrybos, nes labai natūraliai aš įgaunu kažkokią atsakomybę prieš jūs, kurt turinį, būt čia ir rodyt, ką aš čia veikiu. O aš, atidėkodamas jums už tai, kad neleidžiat suminkštėti, atiduodu savo visus receptus, visas vietas, kur aš būnu ir kartais įkeliu vieną kitą konkursėlį. Tai labai dėkingas. Ačiū jums, o aš einu valgyti. Čia jau galima valgyti net ne su šaukštu, o tiesiai nuo batono. Bosurybė, vorybybė. Šitai sriubai negalėtum to pasakyti. Aš čia valgydamas dar su tą anglim dantis išsivalysiu. Šiaip čia įdomus faktas. Su anglim galima išsivalyti dantis. Ir būtent šitoj vietoj paliksiu visą statinį, kelias netgi malkas, tai galėsit atvažiuoti ir išsibandyti save, kol dar yra žiema. Iki vakar šito guzo ir šito guzo čia nebuvo. Tai panašu, kad palaikiau per arti laužo. Čia kietas, sveikas, čia minkštas. Tai tokio jau su karštu vandeniu į savo miegmaišį tikrai nedėčiau. Aš neįsivaizduoju kaip, bet sugebėjau čia susideginti kelnes. Šalia klynų. Gerai, dabar esminis klausimas, ar verta tokį namą statyti, jeigu norit išgyventi žiemą naktį. Jeigu turit daug laiko, verta. Jeigu jo neturit, sakyčiau, geriau prisirinkti daug malkų, užsikurt didelį laužą ir būt miegot prie jo.
Bet jeigu norit, kad būtų smagu ir sukurtumėt kažką savo, tai labai rekomenduoju, veikia ir miegoti tikrai buvo šilta. Galiu drąsiai sakyti, kad tai buvo šalčiausia mano naktis žiemą, bet miegoti nebuvo šalta. Visa esmė stovyklavimo žiemą ir yra. Ne kad iškentėt, o kad rast komfortą diskomforte. Man labai patiko. Jeigu patiko ir jums, tai paspauskit patinka, parašykit komentarą ir prenumeruokit mano kanalą. Ačiū, kad žiūrėjot. Myli geri, puikus, kieti, tikiuos žiūrovai.